Marijampolėje tęsiasi klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalis Marijampolė Music Park. Baigiamajame festivalio koncerte laukiame lūpinės armonikėlės virtuozo iš Italijos Gianluco Literos ir Lietuvos kamerinio orkestro atlikėjų. 1940. Marijampolės geležinkelio stoties perone styginių kvartetas Kopa iš Klaipėdos repetuoja kultinį amerikiečių kompozitoriaus Steve'o Reicho kūrinį styginių kvartetų ir fonogramai skirtingi traukiniai. Koncerto vieta pasirinkta neatsitiktinai. Kompozitorius kūrė kompoziciją atspindinčią jo vaikystės išgyvenimus. Ten užkoduota ir pačio kompozitorio vaikystė, kaip jisai, būdamas mažas, važinėjo tarp dviejų didelių JAV miestų. Užkoduotas karas, antras pasaulinis karas. Pirma dalis yra prieš karą, antra dalis yra karo metai ir trečia dalis yra po karo. Kaip žinote, kompozitorius buvo iš žydų kilmės. Kompozitorius kūrinyje panaudojo traukinių palydovo 3 amžininkų išgyvenusių holokaustą prisiminimus bei 4–5 dešimtmečių Amerikos ir Europos traukinių garsų įrašus. Festivalio meno vadovė sako, nuo festivalio pradžios, tai buvo prieš 11 metų, nuolat ieško naujų erdvių ir išskirtinių muzikos istorijų dermės. Visada džiaugiamės, kai galim tokiose įdomiose erdvėse pasirodyti. Kvartetui duoda galimybę save išreikšti. Koncertai vyksta parkuose, bažnyčioje, ant kino teatro stogo. Šių metų festivalio tema – nauji kontekstai. Pasirodo, atlikėjai iki šiol nekoncertavę šiame festivalyje. Buvo premjera, kurią sukūrė kompozitorius Antanas Jasenka, ir tai buvo kelių žanrų tokia simbiozė, vienijanti Bacho ir Perto kūrybą. Ir taip pat buvo liaudies, mūsų lietuvių liaudies ir elektroninė muzika. Džiazo atlikėjai ir klasikos atlikėjai, tik tai, manau, mes suderiname idėją ir jeigu ta idėja jiems patinka, kaip būtent ir šio vakaro koncerto, tai jie atvyksta su didžiausiu džiaugsmu. Neatsiejama festivalio dalis – džiazo naktys. Festivalio žiūrovų Vytauto Didžiojo parke dar laukia džiazo pianisto Egidijaus Buožio suburto kvarteto koncertas. Festivalio uždarymo koncertas pavadintas Netikėtas duetas. Laukiama lūpinės armonikėlės virtuozo iš Italijos Gianluco Literos ir Lietuvos kamerinio orkestro koncerto. Norėjosi užbaigti festivalį kažkuo tokiu lengvu, netikėtu, negirdėtu, bet tuo pačiu, kad repertuaras mūsų publikai, Marijampolės publikai, jisai būtų kiek tai žinomas. Tai Gianluca iš tikrųjų atveža labai simpatišką programą, tai ir Ennio Morricone ir Astor Piazzolla. Festivalio uždarymo koncertas rugpjūčio 29-ąją Marijampolės kultūros centre.